labas, sveiki. Prasidėjo daiginimo sezonas, šiais metais daiginu daug paprikų visokių įvairių. Dažniausiai užsiemu tokia labai įdomia veikla, kuri vadinasi surink daigus, kurių kitiems nereikia ir pati nedaiginu. Tai manau, kad faina yra tai dėl to, kad gaunu labai didelę įvairovę dalykų, kuriuos pati nepagalvojau, nenupirkau ir taip toliau. Ir to pačiu išgelbėjau sudigusius daigus žmonių, kuriems nereikia, nes tada reikės jas prižiūrėti vasarą ir taip toliau. Manau, kad darysiu tai ir šiais metais, bet kuriuo atveju panaudosiu ir savo daigus. Paprikų čia bandau suženklinti, biški pas mane yra DHD, tai sunku manau bus labai stabiliai, tai jau teks laukti rezultato. Bet ką aš dariau, tai aš naudojau vateles pirmą, kad sudygtų mano daigeliai. Čia jeigu reiks sukurti šiltnamio efektą, aš jas dar paliksiu ir uždengsiu vėl drėgmiai. O iš esmės po truputį dygsta, tos sudygusios aš tada įterpiau tuo sudygusiu galiuku į apačią, kur kai kur jau buvo pasilenkęs. Tai jisai tiesiog pradeda kilti ir iškils. Praeitais metais mokymo Alytuje metu norėjau pademonstruoti, kaip veikia svogūnų kepimas. Neaukštoje temperatūroje su pakankamai riebalų ir paprašiau, tiesiog neturėjau svogūnų, atnešė viena moteris svogūną pasibandymui, va tokio dydžio. Tokio. Pirmą kartą mačiau tokio dydžio svogūną, nuoširdžiai. Ir aš jūs klausiu, kaip jūs padarėte tokį svogūną, nes mano svogūnai tai tokie, geriausiu atveju va tokio dydžio. Tai jis sako, sodina sėklas, pikiuoja ir tada. Tai bandysiu aš tą daryti šiais metais, nes tikrai norėčiau gyvenime, kad nors tokius svogūnus užauginti. Apskritai, mano nuomonė, svogūnai tai yra dievų maistas ir kai pasižiūrėjau, kad geresni svogūnai parduotuvėse kainuoja apie 3 eurus, tai kažkaip tikrai apsimoka tą daryti. Taip pat česnakai mane labai vilioja. Na ir labai daug kitų dalykų, kaip sakiau, šiais metais, kaip sakant, auginsiu 200 kg pomidorų tam, kad užtektų džiovintų. Nes mano tas receptas džiovintų pomidorų iš esmės yra labai greit baigėsi viskas. Tai aš turiu labai taip laikyti atsargiai, dozuoti tam, kad iškart būtų viskas nesuvartota. Nes tik pradėjau, po truputį duodu, žiūriu, jau viskas suvartota, iškart vėl reikia merkti ir daryti juos. Tai va šiais metais norėčiau pasigaminti tiek, kad tikrai užtektų.